Sveiki visi, jau kaip matot, už mano nugaros yra pabaigtas projektėlis. Kaip pabaigtas? Toks sąlyginai pabaigtas. Didžioji darbo dalis, sakykime, yra baigta. O ten dar milačiovkių yra, tai dar ne vienam savaitgaliui, bet jau su filmavimais viskas šitą jau baigiu, nes čia daugiau nebėra ką rodyti, nebent parodyti kaip salonas ir bet dar ką. Vienu žodžiu, pabaiga. O vaizdas gavosi toks. Viskas gražiai, varikė stovi vienodai gražiai. Bamperis plastikas. Kaip meta priešingai spalvą. Pipėt. Grotas dar reikės atskirai nudažyti, nupirkti. Yra nupirktos, tik tai tiesiog nėra kam paimti iš parduotuvės. Čia bamperis kaip stovi. Čia tas tarpas biškį. Čia spalva vėl kitaip atrodo to bamperio, kitoj pusėje, nežinau. Tai tarpeliai tarp sparnų, tą sparną pristūmiau, kaip sakiau, ir viskas. Kaip ir stumiu aš į laukan. Dar negaliu stumti laukan, nes reikia priklijuoti moldingus. Sutvarkyti, perihodus pripoliruoti. Ir yra dar reikalų. Dar prie to pačio turėčiau vieną prašymą, klausimą. Gal galite pakonsultuoti, tiksliau komentaruose parašyti, ką už jį galima gauti. Yra 2008 metų, 1.9 TDI, kas dar ten reikia, 300 bėgės, automatinė pavarų dėžė. Parkai gale, parkų priekį nėra. Priekį matosi, kad prie šūkų nėra, nieko nėra, švarus, tuščias priekis. Paprastos lempelės, ne ksenoninės. Tai būtų įdomu, ką galima iš jo išspausti, nes jau norėtųsi pasižiūrėti, kokia pabaiga kvepia. Šį kartą gal videkas gausis truputį ilgesnis, nes apjungiau ir dažymą, ir surinkimo kažkiek tai. Tai dažyme parodysiu gerą lifehacką su atversta izoliacija, pakeisti paralonui, kad nereikėtų naudoti paralonų. Kas žino, tai žino, o kas nežino, gal kažkam bus labai geras atradimas, patarimas, tai taip sakykime. O šiaip, tai ten buvo ir su bakeliais reikalų, ir su žarnelėm, langų apiplovimo ir kas dar ten, ir farų ausis tvarkiausi. Gavosi su biški čia man. Golfeliu link dažymo. Šiandien pabandysim visi kartu jį apsiklijuoti, nes pats neįdomiausias ir šlykščiausias dalykas yra tarpdurių klijavimai, per kantukus eini ir išlakuoti paskui yra labai sudėtinga tie tarpduriai. O šiaip bus dažymas durų apačios dažosi atskirai nuimtos. Kapotas iš dviejų pusių nuimtas, irgi bandysiu čia įkišti. Bamperis. Ir užtenka. Čia ir tai jau bus sunkiai įkvėpuoti jį. Taigi, planas būtų toks klijavimo. Čia dėsiu čia į kantą, atverstą, bum, praleidžiu. Paskui čia perlipu ant šito kanto. Šito kanto einu. Tada lipu naglai per čia ir bandau įlipti į šitą kantą. Ir paskui, kaip čia gaunasi, paskui persisuku ir bandau užlipti ant šito kanto. Ant šito kantu važiuoju, vėl naglas perimas, vėl kantuku nusileidžiu į apačią. Graviteksai supūsti, viskas padaryta, nes jisai man čia vėl šovė tas Golfas Bairį.
ateinu į tą pusę apsižiūrėti, durų apačia vis išpakliai sutrukinėja, slengsis visas graviteksai lūpasi, vis išpakliai sutrūkė, suaižė, karočiam. Jeigu neskaičiuosiu savo darbo, tai uždarbių bus. Bet jeigu įskaičiuosiu savo darbą, ne, čia jau, karočiai apsišoviau. Nemoku iš tokių darbų daryti savo. Kaip, jeigu kokį 10 mašiną perki, jau tu mokėtum kažkaip žiūrėti. O aš žiūrėjau taip, kaip ir visa liaudis. Maždaug visą čia salonas gražus. Oi, koks salonas gražus, čia pradėjau, žinai, muzikėlį groja, radija groja, viskas čia į tokius nesąmoningus dalykus, žinai. Ir taip aplyjas buvo, kaip visą laiką. Ir apeinu, viskas gražu, gerai, ir paskui amba karate. Taigi klijuosim dabar su izolke, paralono atsisakiau, nes palei senolių metodą taip per kelieną. Opa, pratraukiu ir nutraukiu, viskas. Čia nelabai geras gavosi, bet sueis. Įklijuoju. Nes paralonas turi klijų, ant kurių užsilakuoja, ant tų klijų pasigula lakas ir paskui neina nei pripoliruoti, nei ką nors padaryti. O šitas veikia puikiausiai. Va, ir griežtai. Yra dabar dar pirkti tas T formos toksai vietoj paralonų. Tas gal ir labiau atstoja kažką tokio kaip šitą izolkį. Bet šiaip tai va, puikiausiai. Tik tai šitas reikalas, kad jį reikia iš karto nulupti nulakavus. Draskyti plėvelę reikia ir neprikipti niekur su lakuotom rankom. Yra ir aparačiukai pirkti tom izoliacijom, taip užlankstyti. Kiniečiai, mačiau, turi. Na, taip ir važiuoji. Veikimo principas toks. Gaunasi maža oro kišenė. Va taip. Ir lakas kaip putibiškai vos prikelia ir gaunasi lengvas lako padulkėjimas. Tai prisipoliruoja be švitrinių, be nieko su mašinėlė, paskui per kantelį brūkštelni viskas. Va, atrodo taip, va, viskas. Įbriauna. Va, visur į kantiką. Tokia nesąmonė. Įsivo, ką mes dar čia turim kapuotą. Iš dviejų pusių. Duris vienas, duris antras. Dar biškį prasileidau su grotelėm, nuėmiau plėvelę, aišku, va. Kampo nėra. Na, bus vėliau dažymas. Iš vidaus kaputukas. Sušiauštas. Ką eisim tai dažyti? Tai dabar gausiu pasigirti dažų maišyklės privalumais. Pavyzdžiui, dabar dažau kapuotą, ane? Tai spalvą aš galiu parinkinėti palei sparnus. Ta prasme, ne palei galinį bakelį, kuris buvo fix night kiek kartų dažytas, bet palei tą šalimai esančią detalę. Va. Išsirinkau šitą, kaip ir grūdas, kaip ir kampas, kaip ir priekis, viskas kaip ir tinka. Tai gaunasi, kad galiu, kai čia, pavyzdžiui, buvo baltas perlas Hondai, tai vos ne 2 galėjau padaryti tuos dažų komplektus. Dažymui prie galinių bamperių, kad tiktų susipilti kažkiek ir susipilti, kad kažkiek tiktų prie priekinio. Bet jau čia yra kosmosas, jeigu taip daryti. O taip, jeigu labai easy peasy, jeigu tinka. Bet būna, kad daug ir spalvų netinka šalia ar dar kažką. Toks kažkoks toks. Va. Nežinau. Nudažius, nulakavus, vėl dar kitaip viskas atrodo. Tai tvarkeliai, gerai, atiduodu tuos.
supils dažus. A taip ruošiasi dažiukai. Visi malasi, visi sukasi. Ir jau prasideda receptų spausdinimai. Čia golfo, čia, čia PRP, čia yra to džipo. Toks reikalai tokie. Vyksta lašinimo procesas, čia yra 160, kiek čia reikia šito? 170,9 juodas. Sienos padžiautas jau, bet čia yra 400 gramų, va, matosi 400, o darom visus 7. Tai dabar dar sulašins, kiek čia beliko, skėdiklio. Ir vsio, aš jau ten baigiau klijuoti. Dažų ruošimas į pabaigą, golfelis jau irgi pabaiga, norėbalinti ir viskas, ir antistatinę prasibėgti. Durelės jau čia šitos irgi paklijuota, užmetu plėvelę ir vsio. Ir aš jau šiandien rėdi pajudėti normaliai. Dar atsinešu bamperis, dar tenai pasidės. Dar bamperį pasidedu ir bus normalus judesiukas šiandien. Tik kad laukia užsinsa -8 ar -9. Čia šitam golfui tos soliarkus belie kiek reikės. Juolab, kad čia nėra pinigų iš jo, čia pardavimui. Tai čia baisu. Dar apie plėvelę norėjau pasakyti. Šiaip, kai pradėjau aš klijuoti plėvelę, popieriaus visiškai atsisakiau. Nu, su ta plėvelė daug greičiau viskas užmeti, apipjoviai aplink tuos apklijuotus kaip jie čia tos. Nu, aplink tą izoliaciją ir paklijavai. Šiaip, kad sako, nuo plėvelės skraido, nesilaiko dažai, jeigu uždedi bazę, ir paskui vėliau dar eini su laku ir būna, kad nuplėvesuoja, nubyra tie dažai. Ne, jeigu plėvelę pirksi iš rulonų, pas mane tokia, jeigu pirksi iš rulonų, jinai niekada tau nenubirės. Va, čia esu pasidėjęs. O jeigu per kitą maišeliuose kvadratinį, ten ir parašyti yra uždengimo plėvelė. Jis nupiešta uždengtas dviratis, mopėdas uždengtas, jinai nedažymui, jinai yra tik uždengimui. Tai dėl to jos ir plėvesuoja. Ir šitai yra statika turi, jinai apkimba aplink mašiną, prisitraukia. Ta prasme, kad jeigu garaže dažai nėra ištraukimų, tai nepalenda rūkas po ją. Ona stovi toks parašiutas aplink mašiną, tu dažai lakuoji, ten viskas lenda po ją. Visi stiklai aprūkė būna, šonai, aš atsimenu, kai varydavau garažę karočiam. Ir dar po tokių plėvelių duodi žmogui bonusą šitą poliravimą padariau. Nu koks bonus, tu savo subinę gelbėjai, ne bonus poliravimas. Žmogui aišku gerai. Langai nuvalyti, nupoliruoti, anašonas nesidažė irgi visas nupoliruotas. Kaip tu nepoliruosi, jeigu tu ten užlakavai jį visą. Tai tokios istorijos. Sek mano judesius. Pirštą užkis. Eina, ne?
Баkas, короче, iš puliko. Sujudina. Nu va, uždėjau, čia nežinau, visus 4-5 sluoksnius. Čia buvo kažkokie pasirepalavimai, tai su šviliniu popieriuku, nušiaušiau viskas. Svarbiausia, kad bazė būtų pradžiūvus. Čia irgi buvo nuriebalintojas, matėsi, pirmą gerai nenuvalytas, neišgarintas. Uždėjau, užmečiau, o čia jau matau, kad batai. Vat jeigu izoliacija yra apsidažius, apdulkėjus, jau bus šakės, reiškia. Tai aš pabandysiu taip prikelt. Matosi, ne, kad jau juostelė liko. Aš pabandysiu taip prikelt ir su švitvinuku. Kartais pasiteisina, kartais baisiau lieka. Tos durys čia irgi dar džiūsta, kontūruoja. Čia bliomba, kaip... Ai, čia nėra grunto. Nu, o čia... Nu va, čia irgi biški parūkęs, bet čia nedaug, čia gal da į pofį, proto ribose. Nu tai... Bamperiukas irgi apipūstas. Galinis sparnas irgi taip atrodo, paslenkstis. Rėdim. Dulkelis čia kažkokie žvyrai iš kažkur. Nu, все, pasakiškai. Gravitėcis stovi. Gražus, ne per stambus, struktūra dailė, nu gamykla. Ir, nu kaip golfą, aš manau, kad labai gerai. Aišku, man už tos darbus tokius niekas nesumokės. Čia yra golfas, yra senas, yra pigus. Ir čia mano pačių bėdos, kad tiek įsivėliau aš su juo. Nu ir tiek žinių. Kadangi lauke dabar yra labai šalta, tai aš dabar paėmiau, įjungiau džiovinimą, pastačiau 30 laipsnių, kažkur 10 minučių, kad išgaruotų dabar iš bazės kėdiklis visas, nes aš dabar dažau, rodo, kameros temperatūra rodė 17-18 laipsnių, taip, nu taip nejaukiai biški dažyti yra, pats jaučiu, kad trūksta. Nu, dabar išgarinsiu visus kėdiklius, palauksiu, viskas nugaruos. Padarysiu ten perikodus, prisišiaušius, antistatinę viską nusivalysiu ir dėsim laką. Dabar nusidraskau savo tuos mokarajus, klijavimus ir bandysiu pasikabinti iš karto duris, kad nenešioti tokių didelių atstumų, jos yra labai sunkios. Šiandien esu šeštadienį, vienas, nu, nėra kas padės nuneštas duris, tai bandysiu įmesti ir išvažiuoti jau su pakabintom durim. Tai jo,
Nu, jūs jau pažiūrėkit, kaip gaunasi. Kaip gaunasi su izoliacija. Švarus kantelis. Nieko, nei poliruot, nei liestis. Va, matosi, čia perėjo. Ok. Bet čia visur gražiausiai. Čia biški va tą, kur pašiaušimas plačiau, nebent dar pabrūžint. O taip, nu prašom. Čia buvo klijuota. Ką tu pasakysi? O, čia jau pasausiau pabirėję. Bet nieko nesimato. Va, pabaigos tik tai. Bamt. Čia į kantą įlipau. Viskas švaru, gražu, nieko nesimato. Čia pabrūžint su pasta, čia su pasta pabrūžint. Ir vėl. Švarus kantas. Įžiūrėti, aš nežinau, ką čia įžiūrėti galima. Čia buvo ta izoliacija paklijuota. Kaip jums? Seni dėdo laivhekai. O čia tai suprantu paralonas. Nei klijai lieka kažkokie, nei pučiant atšoka, nei atsiverčia. Va, filmavau, kaip jis rodė. Va, izoliacija atversta. Perlenktas kraštas, suklijuota tarpusavį ir gaunasi toksai kišenėlį oro. Nu, nežinau, ar ką nors galima dar čia geriau įspaus šiai dienai. Dar yra, sakau, T formos tas paralonas, nesliekas, ne falus. Gal tas dar bolė mėnė kažkas jo būtų panašiai, bet nežinau, na čia įmanoma, ką nors ras geriau šiai dienai. Teisybės momentas, išvažiavau į lauką, pasižiūrėkim, kaip atrodo laukia mano spalva. Atrodo labai neblogai. Tiesiog nuostabiai. Pakuotas su sparnais labai gražiai atrodo. Klausimų net nėra. Bet kadangi darėm spalvą prie kapoto, prie sparnų, tai ant durų, tai čia, o vaikelį arba galinis sparnas. Sudarim kaip tinka dabar. Šviesus, tamsus. Tai čia tas variantas, kai sakiau, kad reikia galiniam sparnui vėl maišyti dažus palei duris. Tada ten pasidarė vieną spalvą, į galą pasidarė kitą spalvą, tada viskas tiks. Nes šiaip tai, nu, va toks skirtumas. Nes buvo viskas daryta palei priekinius sparniukus. Va. Pasirinkom daryti palei priekinius sparniukus, nes ir bamperis turės tikti prie sparnų. Nu, kad visa, vienu žodžiu, kad visa nosis būtų vienos spalvos. Bamperis, kapotas ir sparnai. Nu, galinis sparnas, nu, ką padarysi. Tai va, mašinas apšalė. Kieme šalta, darbinis arkliukas, išeiginis arkliukas. Taip atrodo mano kaminiukas. Ar taip, jeigu kas atvažiuosit, ieškosit, ten įvažiavimas nuo perdangos pusės. O čia tai vieni vartai mano, antri mano. Tai va, laukia -11. Nu, nelabai kažkas toks. Darbui nešildomose patalpose arba ant kiemo. Tai va, dabar užteks čia šaldytis, važiuoju į vidų. Nu va, golfelis jau viduj, sušilęs, pasiruošęs darbui. Taks, nu ką, yra va toksai va lapelis pas mane. Čia turiu 380. Čia viskas yra su nuolaidom ir
pigiausi variantai. Nu, ten gali būti gamintojas, sparno geresnis, dar kažkas, dar plus bakelis toks, vat. Pirkau, kad būtų ir motorėlis, ir šlangeliai, nes tenai viskas išsitaškė yra. Tai bakelis dar, kaip ir kainuoja 20 eurų, bet kol jie atsiunčia, jisai pasidaro jau 30 eurų. O, bamperis surinkinėjau, tai dabar po sparniuką dar įdėti, bakelį prisukti, žibintą išsiimti, kad bakelį įdėti. Čia jau kaip ir varžtelė, jau viskas buvo aliuminė, kapotas dabar. Ai, dabar kaip iš vidaus gražiai atrodo, kapotėlis. Kaip sako. Viskas gražiai guli, niekas neišbėgia. Vieną sluoksniuką dėjau gražų. Nu, čia vienas pasikabino, nu, toks ašarėlį. Bet, nu, šiaip normaliai. Все, bandau šiandien aš jau jį kaip ir užbaigti. Biškį krūpom. Biškį, anai. Taip. Tuos galim padėti šoną kol kas. Dabar aš ir naudoju tokį. Turiu padoną. Žirklių neberandu, tai karoči pjaustau su geležtė. Laukiu, kol įspjaut galėsiu ranką žmogiškai. Teks. A čia darbas. Nebereikalinga. Mazda. Geriausi elektrodai gaunasi iš Mazdos. Na ką, tai jie atsipjauna tokį, kokį reikia. Važiuoja, į delną irgi neblogai sminga ta geležtė. Nu, kur čia kreivoji? Nu, tiesus labai jau nebus. Opa. Jo, turiu tai pasiruošęs. Tokį pirkti yra angaliukai. Ant šiandien užsideda, bet normaliai, 30 eurų, man atrodo, aš mokėjau už jį. Nekupiai. Čia yra dar oro papildomai išėjimas padarytas, kad per tokį mažą neišeina visas oras, kiek jisai išpučia. Tai aš šį taip užsidedu, tą oro išpūtimą papildomą nusuku nuo savęs, nuo detalės remontuojamos, kad neleidytų. Nu ir viso. Temperatūra ant 4. Va, pučia į viršų. Pusė dienos praėjo, o pasistumėjimo nelabai čia man eina į priekį. Nes reikėjo įdėti langų bakelį. Langų bakelis buvo nukirptais ten tais visais žarnynais. Va, ir buvo tokie galiukai. Ir jie yra užvalcuoti ant tos armuotos šlangelės. Aš šitų galų negalėjau, nei vieno, nei antro, kuris čia va, toks komplektukas. Nes, nu, nežinau, kaip jį čia padaryti. Čia gal tas vat išsitraukė, vat, juodas iš to pilko. O gal ir ne. Tai aš susiradau va tokius. Vieną ir antrą. Vieną radau, čia buvau pasilikęs. Iš seniai stopas, vat, ir buvo užmautas galiukas. O kitas buvo, šiaip turėjau irgi va, tokį šrotinį vamzdelį, čia buvo užmautas. Aš pašildžiau su fenu, numoviau nuo tų galų. Čia pašildžiau tuos vamzdelius ir užmoviau ant čia. Nu ir viskas. Skysčiuko įpyliau, viskas laikosi. Išskyrus čia nesilaikė, nes čia buvo nugnypti į tie. Ir tie vamzdeliai. Galinis buvo tik suspaustas, čia į galą eina, o viršus buvo nutrauktas. Nu, sugydyti kitaip neišėjo. Panašaus diametro radau vamzdelį guminį, įmojau aš juos aptepęs. Stiklo klijais įda su dirželiais užtraukiau. Nu, manau, laikys. Nu ir
Tokie reikalai, dabar reguliuoju tarpus. Žibintus bandau vienodai pastatyti. Ai, ausys kaip susilitavo. Nu, va, auselė kaip sulituota. Žiūrėk. Nu, normaliai stovi. Čia irgi. Iš anos pusės pilnai pratraukiau elektrodą, išlipau laukant, apsukau aplink sustiprinimą. Na, ir kitoj pusėje irgi čia užsuktas ir nesimato. Bet vienu žodžiu, irgi tarnaus. Komplanai keičiasi, žibintą, sakiau, lakuosiu, nebelakuosiu jau, načert. Netelpu jokius rezervus biudžetus. Sakiau, šitos dažysiu į bamperių spalvą, nebedažysiu, paliksiu tokius, kokie yra. Nes lūpa pačia nedažyta, viršus tada irgi bus nedažytas. Nu, ale taip turi būti, sakykime, toks gaunasi reikalas. Ir kas čia daugiau? Nu ir nieko, va, lempelių kalnas. Ir vis tiek nesugebėjau rasti gabaritinės lempiukės nesugebu rasti. Viskas veikia, gabaritas nešviečia. Priimas šūdinas. Vėl reikės ardyti, kažkaip lyst. Nu, bet noriu šiandien sudėti nosį, kad galėčiau išstumti į lauką, nes kitą savaitę bus žiauri darbais, darbų kiekiu, tai aukoju savo savaitgalį šitam velniui.